Sveiki visi, čia Kęstutis Klincevičius, tai va, išėjau pasivaikščioti, biškį, va, labai geras oras, toks šaltas vėjukas pučia, tai, gan senai nedariau video vlogą, tai reik biškį, tai va, jau beveik baigiu, nes, savaitę liko dirbti ir tada mokslo metai prasidės, tai va. Šiandien atsikėliau, tada variau pas bendradarbį padėti jam malkas sukrauti. Dar nemažai liko, bet jau ir nemažai padarėm. Tai va. Paskui grįžau, parvežė mane, tada pavalgiau, nusiprausiau, dabar išėjau pasivaikščioti, bet realiai pasėsiu daug daugiau malkų, daug daugiau darbo, nes dar nepabaigiau, tai va. Bet gal kažkada pabaigiu. Tai va, dabar einu pasivaikščioti, geras oras ir reikia biškį prasimankštinti prieš miegą, tai va. Einam, realiai nėra šviesos, bet čia nauja gatvelė remontuoja, bus šaligatvis ir asfaltas naujas, bus gražu, labai gražu, tai va, bus labai įdomu. Tai va. Va, paspartavau, dabar einu namo, bet kaip porą savaičių nespartavau, biškį sunku, bet normaliai, biškį pavargau, bet normaliai, tai va, dabar einu aš namo. Dabar čia paspartuosim. Galiu pasakyti iš patirties. Turint 11 atitinkančių detalių, galima pagrįstai manyti, kad atspaudas yra įtariamojas. Ragionevolmente pensare che l'impronta sia sua. E io ne avevo trovati. Aš radau 14. Solo che Bet teismas reikalauja mažiausiai 16. e così abbiamo Todėl mes pakeitėm šią ataskaitą kitą. questa. Štai šią. Jūs pakeitėte. To manęs paprašė Lombardis. E io ho rilevato. Ir aš radau dar dvi sutampančias detalės. Ma è un caso. Bet ir be to byla jau buvo išspręsta, patikėk man. Nežinau, kaip dar paaiškinti, nežinau, kokią kalbą su tavim kalbėti. Ant to peilio buvo jos piršto atspaudas Valerija ir kas iš to, galbūt tik paėmė peilį, kad išmestų į ežerą. Arba galbūt ji buvo tik įsigandusi. Bet jie prisipažino tik po daktiloskopinės ekspertizės rezultatų. Ji buvo įvaryta į kampą, bet kuris advokatas jai būtų pataręs prisipažinti siekiant švelnesnės bausmės. Jos prisipažinimas buvo pavėluotas ir bet kuris advokatas puikiai žino, kad jis netraktuojamas kaip lengvinančios aplinkybės. Taip beje ir nutiko. Bet to niekas neprisipažins įvykdę žmogžudystę, kurios nevykdė. Jie tikėjosi išsisukti, bet pamačiusi, kad nepavyks, nusprendė papasakoti tiesą. Čia yra 2,5, 2,5 kilogramų. Mato, 2,5 kg. Ir šit, abu vienodi. Nurodžiau. Tai va. Va, paspartavau, dabar einu biškį pasivaikščioti,
Va. Dabar einu naujoji gatvelė, kuri asfaltuota. Su. Dabar labai kažkur tai arba toli, arba arti žaibuoja. Tai va. Čia naują gatvelę padarė, asfaltavo dar tik. Ne, padarė šaligatvę, bet labai ir šviesos nėra. Bet su laiku bus ir bus labai gražus. Tai va. Bet graži gatvelė. Gerai čia. Tai va. Ten įkipėjau tą neapšviestą gatvelę, tai tamsu ir nemačiau. Ir šuo didelį to pradėjo biškį įsigandau, kruptelėjau. Paskui einu, negaliu prieiti, nes dar kelia žvyrą pripildyta kalnus. Nes, aišku, dar nepabaigė šaligatvę daryti, tai dar ten reikia žvyrą. Nu, bet kai pabaigti bus labai gražu. Tai va. Dar kaip apšvies bus, wow, pasaka. Čia palei krantą arba kažkas yra šitam miškelį. Šitam baisu, čia gazdina vis. Tai va. Dabar aš einu namo. Va, pasportavau. Čia
pavasarį uždaryti sportą. To, dabar pradėsime gal rudens sportą lauke. To, dabar eisiu dar šiandien arba rytoj paskutinį kartelį namie pasportuosiu ir bus baigta. Tai va, susitiksime šiandien arba rytoj. Jeigu rytoj, tai panaktų visiems, gerai išsimiegokite ir sėkmės jums mokykloje. Tai va, panakti. Jeigu patiko video, nepamirškite paspausti laiką, subscribe, parašyti komentarą, pasidalinti su draugais. Ir ačiū labai už 205 subscriberius. Jūs esate tiesiog nerealūs. Ir ačiū už gražius komentarus. O dabar pabandėm surinkti 300 subscriberių. Nes tai įmanoma, tik reikia pasistengti. O paspausti tą subscribe, varpelį, nesunku. Tai va. Čia buvo Kęstutis Grincevičius ir visą gerą. Ate.